vertinimai. Ačiū. Nu, kokia jūsų nuotaika po šio šokio? Kaip jaučiatės, Eglė ir Marija? Puikiai. Aš manau, Marius tikrai šį kartą pasitepė. Buvo čia tų klaidelių, bet manau pasirodėme geriausiai iš visų šį vakarą. Ačiū, esate laisvi. Taigi scenoje dabar yra ateina Šorena ir Deividas Meškauskas su savo tikrai, manau, gera programa. Bet prieš tai Vytautai trumpas filmukas apie juos. Ai, jau pamiršau, žiūrint filmuką. Taigi, po šio nuostabaus filmuko scenoje Šorena ir Deividas Meškauskas. žiūrėkime. Taip. Šiaip tai aš biškai pasimečiau, kuris čia Deividas, kuris čia Šorena, labai jau moteriškai atrodo sėdi. Tai jau, nežinau čia, kaip tu manai, draugė? Drįščiau paprieštarauti Vytautai. Manau, kad šokis buvo labai emocingas ir įdėta daug pastangų. Manau, kad vertinimų komisija įvertins teigiamais ir aukštais balais. Tai jau, jie labai pavargautų. Nu, ką galvoju, smoriginai, ble. Man visą tai atrodė labai klaikiai. Partneris nenulaiko partneris. Gal tau sunku iš po vakar? Girdi, ko tu kabinėjais? Koks tas skirtumas, ką jie vakar veikia? Girdi, vakar vienas buvai liūdnas labai? Aš nebuvau liūdnas. O jūs? Aš tai normaliai viską išgėręs yra. Nu gerai, ką manot kiti? Iš tikrųjų, šokis buvo emocingas. Turėčiau pagirti jūsų porą už gražų griuvimą. Man čia tai profesionalus griuvimas. Na, Šorena, jūsų nuostabus drambiški žingsneliai. Nu, išryškina jūsų gruzinišką temperamentą. Ačiū. Ką manote? Labai gerai. Man tikrai labai patiko iš tikrųjų. Ir vien dėl to labai patiko, kad ir ne... Vertinimo komisija turėtų pakelti vertinimo balus. Taip, jūsų balai teisėjai. Nu, turbūt gražiausi balai per šiandien. Ačiū labai dalyviams. Esate laisvi. Valinkit iš čia.
ir ten biškį kalsim šampais. Ačiū už šį vakarą, taigi prašome žiūrėti mus per kitą karnavalą, tuo pačiu laiku, toj pačioj vietoj, tikiuosi ne tuos pačius dalyvius. Ačiū. Vertinimai. Aš neskubėdavau ir būdavau pirmas. Ačiū.